Sveiki, gyvi kolegos. Nu ką, šiandien pakalbėkim apie Coinbase'ą. Tai daug kas klausia, tai padarom šiandien techninę analizę apie Coinbase'ą. Coinbase'as tai yra mūsų tiltas tarp mūsų akcijos rinkos ir kriptovaliutų pasaulio. Tai iš principo mes perkam Coinbase'ą vietoj to, kad pirktumėm Bitcoiną, ne? Todėl savaime suprantama, kad su Bitcoinu jie labai koreliuoja, juda panašiai, bet ne vienodai. Tai pakalbėkim šiandien apie techninius lygius, kur reikia atkreipti dėmesį. Po to video eigoje parodysiu, kaip daliname savo bendruomeniai tikeris, kaip atidirba mums šita būtent pozicija. Tai žodžiu, viskas eigoje. Tai kai žiūri mūsų pirmą kartą, tai kanalas yra apie techninės analizės, apie edukaciją. Tai mūsų raudonas linijos rodo susikirtimo taškus, kur daugiausiai susikerta pirkėjai ir pardavėjai. Kur susikerta pirkėjai ir pardavėjai, ten vyksta kova. Tai mes susižymėm kovos zonas. Jeigu tai paprastai tariant, kovos zonas yra, kur susitinka daugiausiai pirkėjų ir pardavėjų. Ten mes žymime lygį, zoną, techninį lygį, kaip pavadinsit, nesvarbu. Esmė, kad suprastumėt, kad kaip kaina ateina iki to lygio, žinom, kad gali reaguoti tiek į vieną pusę, arba kristi, arba kirsti lygį ir važiuoti į kitą pusę. Tai čia toks nesudėtingas dalykas, yra išmokstama, tos lygius braižyti irgi nėra sudėtinga, galite pažiūrėti tose video. Tai, žodžiu, susižymim tas zonas, kur kaina reagavo, kur vyko kovas, o ne. Ir taip matydami, kur yra stiprus lygiai, kur nestiprus lygiai, kur kuo lygis senesnis, tuo jisai stipresnis. Jeigu žiūrim, kad ten labai iš senų laikų laiko, ten 2, 3, 4 metus, tai rodo, kad tas lygis yra labai stiprus. Jį dažniausiai naudojam investicijai, spekuliacijai ir tradingui naudojam trumpesnis lygis. Tai kaip Coinbase'as buvo nusileidęs iki šito lygio, mes įpirkom, nes čia buvo labai stiprus lygis. Kodėl nusipirkom? Pažiūrėkime datas. Tikeris, coinas ir va, mes čia turėjom tokią vietą. Grupėje šnekėjom, čia buvo vasario 13 dieną, kad yra geras variantas, reikia žiūrėti, kas vyksta ir kas atsitiko. Išvažiavo, puikiai atidirbo, grupiai buvo perkančių žmonių, čia pavyko labai gerai uždirbti. Tai tokią medžiagą mes dalinamės save grupiai. Tai vad grinai yra atšoko ten, man atrodo, tą pačią dieną. 13, jo, tai 13 dieną yra, išvažiavo viršų, kaip tik aptariam tą klausimą. Tai jeigu žiūrėti iš investiciniai lygiai, ne, mano akim investiciniai lygiai būtų arba šitą vietą, kad grįžtų ir važiuoti viršų, arba kitą vietą būtų va čia. Šitą vietą irgi atrodo pakankamai gera investicijai. Čia buvo pakankamai geras laikymas, tai jeigu ten bitkoinas pravažiuos mūsų ten 74-75 tūkstančius, tai turėsim šitą vietą ir čia galim žiūrėti visai puikų užėjimą. Dabar norint padidinti savo tikimybę būti treidė sėkmingiam, mūsų užėjimas į poziciją, jeigu žiūrim longų, mes neperkam šitoj vietoj, mes žinom, kad gali kilti ir kaina rejecting, taip vadinam. Mes perkam, kaip kerta lygį, įsitvirtina virš lygio ir tada darom užėjimą. Mūsų užėjimas turi būti šitą vietą. Taip mes padidinam savo galimybės, nes žiūrėkim istoriškai, kaip būna. Kerta, grįžta patikrint ir nuvažiuoja. Ne? Grįžo iki lygio ir atšoko, grįžo iki lygio ir atšoko. Kirto, grįžo ir nuvažiavo į viršų. Čia žiūrėkit, grįžo ir nuvažiavo į viršų. Tai rodo stiprų lygį. Tai mūsų užėjimas turi būti šita vieta į long poziciją arba šitą vietą, kad grįž, matom, kad laiko lygį ir tada važiuojam. Tai padidinam savo poziciją. Žmonių didžiausia klaida būna, kad jie į poziciją užeina per anksti. Dėl to mes ir braižom techninius lygius, kad žinotumėm, kad mūsų užėjimas yra ne šitą vietą, o šitą vietą. Tai mes padidinam savo tikimybę būti teisingiam negu čia ir kaina reaguos ir pasileis į apačią. Tada reikia žiūrėti, kas buvo istoriškai, pavyzdžiui, va čia nupirkot longą, kas atsitiko, nukrito. Ne? Nu, čia nupirkot, čia paėjo, viskas liuks. Bet geriau pirkti ne čia, o pirkti arba čia, nes jūs matot, kad jūsų lygis laiko. Tai busit daug teisingesnį ilguoju laikotarpiu ir taip žmonės prekiauja, kas daro techninę analizę. Tai techninę analizę pasidaryti yra labai nesudėtinga, tiesiog reikia tam tikrų pagrindų, žinių, bet tai nėra sudėtinga, tai yra lengvai išmokstama. Tai kam buvo įdomu, tai pažiūrėkite dar video iki galo, ten bus apie mūsų grupę,
įkeltas trumpas intro video, kokią mes dalinamės medžiagą, kokią edukaciją dalinamės, kokius stikerius rinkom, pozicijom, idėjom, tai kam įdomu, pasižiūrėkit iki galo. O dabar žiūrint toliau į lygius, tai kaip ir kalbėjom, ne, tos dvi vietos yra investicijai tinkamos. Jeigu žiūrėt treidinimą, tai žiūrim trumpesnių laikotarpių ir ką mes matom. Mes matom čia tokią įdomią vietą, kur galėtumėm pabandyti patreidinti. Čia lygis, kitas lygis šitą vietą. Dabar žiūrėkit, ko mums reikia. Jeigu šiandien rinkos ateis čia ir laikys mūsų užėjimą šitą vietą, užeinam čia, mūsų stopas žemiau šitų žalių žvakių. Tai čia stopas, čia užeina mūsų profit paimti pinigus šitą vietą. Kodėl šitą vietą? Nes čia reagavo, čia buvo reakcijas, čia buvo reakcijas. Čia yra mūsų lygis ir todėl mes žinom, kad jeigu kaina ateis iki čia, gali reaguoti ir mes šitoje vietoje jau bėgam lauk iš pozicijos arba darom dalį pozicijos, uždarom 70% pozicijos, man aš taip darau. Ir dalį pasiliekam ir tada žiūrim, jeigu kaina kirto lygį, tada su tuo likučiu būnam toliau ir žiūrim, kur kita yra mūsų reakcija ir kur daryti paskutinę dalį. Tai taip atrodo mūsų treidinimas, taip pat ir swing poziciją čia galima atidarinėti. Tai svarbiausia yra žinoti, kur mūsų stopas, kurioje vietoje, jeigu treidas eina jau ne mūsų linkme, žinoti, kurioje vietoje mes išeinam, kur yra mūsų stopas ir kurioje vietoje mes jau bėgam iš treido. Taip prekiaujant, būsite objektyvūs, aktyvūs ir sėkmingi. Jeigu pirksite prisižiūrėję Instagram'e visokių video, tai taip neveikia, geriau patiem biškį pasimokyti, pasidaryti techninę analizę ir suprasti, prie kurių kainų yra tinkama pirkti, ne, o prie kurių kainų yra netinkama pirkti, ne. Tai va, kai viską susibraidžio, tai pas mūsų žemėlapis nusipiešia labai aiškus ir puikiai galime matyti, kaip juda akcija, į kur atkreipti dėmesį, kur galim daugiau rizikuoti, kur galim mažiau rizikuoti. Pavyzdžiui, imant šitą vietą, nu, tai čia buvo šitą lygį žiūrint, nu, tai čia buvo super lygis. Jisai laikė labai ilgai ir labai stiprus lygis buvo praktiškai nuo 2 metų, ne? Tai jeigu būtų ir žemiau pakryta, po to žemiau turėjom, kad šitoje vietoje dar lygį. Tai nebuvo tai baisu realiai, nes jeigu skėsti poziciją reikėtų, tai dar ten būtumėm radę iš ko praskėsti. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi video buvo naudingas. Jeigu buvo naudingas, uždėkit like, subscribinkit kanalą ir keliamės į kitą video apie grupę. Iki. Nu, tai susilaukiu nemažai klausimų, kas ten kaip toj grupėje atrodo, tai va dalinuosi. Tai vieną rytą dalinamės, kur yra spajus, dalinamės lygiais, ką matom, kur būtų galima užeiti, kuriuose vietose atkreipti dėmesį. Po to turim trading dieną, čia kur šnekam apie tradinimą. Po to turim investavimą, skilti investavimo idėjas, kodėl įdomu investuoti ar į vieną, ar į kitą dalyką. Po to turim swing skilti, kur irgi metam idėjas, kur įdomus momentai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kodėl reikėtų į tai atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokiais dalykais dalinamės. Disbalansų grafikų, kas susipažinę irgi įdomių. Po to turim mokyklos skilti, kur dedam video, praktinius patarimus, edukacinius video, ką atkreipti dėmesį, tai čia viskas saugoma, galima peržiūrėti. Po to turim šiokią tokią psichologiją skilti, kur irgi dalinuosi savo patirtim, patarimais. Po to turim knygų skilti, po to turim video, klausimai pagalba, apklausos ir čia skiltis, kur kalbam apie viską. Po to dar naudingos nuorodos. Ir tiek, tai taip atrodo mūsų ta grupės medžiaga. Tai kam įdomu, galite ateiti, pasibandyti. Savaitę galite pasibandyti nemokamai. Pridėsiu dabar savo paštą, tai parašykit man į paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus ir taip galėsim susikontaktuoti. Tai jeigu buvo video įdomus, irgi paspauskite like, parašykit komentarą, patiko, nepatiko, gal kažką dar norėtumėte išgirsti apie kitas temas.
Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū už jūsų dėmesį šiandien ir gražios dienos.